Labas visiems. Šiandien su jumis noriu pasikalbėti apie jausmų ir pojūčių svarbą. Jausmai yra bazinis sluoksnis tam, kad atsirastų teisingas ir sveikas veiksmas, kurį mes atliekame savo gyvenimo apsisprendimuose. Duosiu jums tokį pavyzdį. Tarkime, aš dabar kalbu su jumis ir pastebiu, jog mano burnoje, mano gerklėje kyla nemalonus pojūtis. Ir aš bandydamas suprasti, kas tai per jausmas, identifikuoju, kad tai yra alkio jausmas. Aš pradedu galvoti, jog aš jaučiuosi alkanas ir todėl man reikia pavalgyti. Vedamas šitos minties, aš nueinu į šaldytuvą ar spintelę ir pasiemu maisto, pradedu valgyti ir kąsnis įstringa mano burnoje. Kodėl? Todėl, kad aš norėjau visai nevalgyti. Aš jaučiau visai ne tai, kad mano organizmas reikalauja maisto, bet man reikėjo atsigerti, kadangi aš jaučiau troškulį. Ir kadangi įvyko klaida mano jutiminėje plotmėje, aš klaidingai identifikavau savo jausmą, tai yra, kad aš jaučiu ne alkio, o troškulį, šitas jutimas mane nuveda į klaidingą veiksmą, ko pasekoje aš pajaučiu dar didesnį diskomfortą. Tai yra primityvus pavyzdys, bet jeigu mes to pačiu principu remiantis perkeltume tai į sudėtingesnės gyvenimo situacijas, kai mes netinkamai pajaučiam save arba klaidingai identifikuojame tą jausmą, kurį jaučiame, tai gali mus privesti prie klaidingo suvokimo, o klaidingas suvokimas veda prie netinkamo veiksmo mūsų gyvenimuose. Jausmai pas vyrus ir moteris, jie yra pakasti skirtingose sluoksniuose. Pas moteris jausminė plotmė yra pakankamai negiliame sluoksnyje ir moteris gali greičiau pajausti save, jos gali greičiau išreikšti savo vieną ar kitą jausmą. Jos yra jausmingesnės būtybės, kitaip tariant. Tuo tarpu mes vyrai turime visą jausminę plotmę pakastą kur kas gilesniuose sluoksniuose. Ir tam, kad iki jų dasikasti, reikia pakankamai kasti. Mums nėra paprasta nei pajausti save, nei pajautus pabandyti identifikuoti ir atpažinti, koks tai yra jausmas. Aišku, dabar vaikų visa edukacija jinai yra paremta tuo, kad jau nuo pat mažų dienų, tai yra nuo 3 metukų, nuo 4 metukų vaikai skatinami atpažinti savo emocijas. Ir aš manau, kad tai yra labai teisinga. Tai yra, kad vaikas jisai turi mokintis tą daryti, kad suaugęs jisai galėtų labiau atpažinti taip pat, ką jisai jaučia. Mūsų apskritai visa tautos istorija turbūt yra paremta tuo, kad mes daugybę metų buvome po priespaudą ir daugybę metų praleistų okupacijoj.
Mūsų seneliam, mūsų proseneliam teko susidurti su tokiais įvykiais, kurie yra protų sunkiai suvokiami. Tai yra vaikų netektis, tremtis, nepriteklius, karas. Tai mes galime įsivaizduoti, kad gyvenant tokiame fone pernelyg jausti būdavo netgi pavojinga. To meto žmonės jie turbūt neišvengiamai, pasąmoningai turėjo išmokti blokuoti tam tikrus savo jausmus. Blokuoti tai, nes tai yra pernelyg sunku, tai yra pernelyg destruktyvu mūsų protui. Ir kartais jausmų blokavimas, jisai padeda išlikti žmogui ypatingai sunkiais etapais. Tačiau kitais atvejais jausmų blokavimas jisai gali privesti prie sunkių psichosomatinių būsenų, kai mes darome kažką, kas nėra tinkamo mūsų kūnui. Ir kūnas pradeda protestuoti, jisai pradeda siųsti mums psichosomatinius simptomus. Labai subtilūs jausmai, jie yra tylūs. Ir tam, kad juos išgirsti, reikia labai atidžiai į juos įsiklausyti. Mes galime tai prilyginti kaip drugelių plazdėjimui. Juk išgirsti drugelio plazdėjimą nėra taip paprasta. Reikia ypatingos tylos, ypatingos koncentracijos. Ir tada mes galime išgirsti, kad drugelis plazda, jisai skleidžia tam tikrą garsą. Tai lygiai taip pat yra su mūsų jausmais. Tam, kad mes juos išgirstume, mums reikia kartais tylos. Mums reikia koncentracijos ir pabuvimo su savim. Pasiklausimo tai, ką kalba mūsų vidus. Ir dažniausiai šitie drugeliai, jie neša mums labai svarbią žinią. Ir jeigu mes jų negebame išgirsti, mes galime toliau daryti destruktyvius veiksmus savo gyvenime, kurie mums atneša tik tai žalą. Ir priešingai, jeigu mes gebam išgirsti šitos subtilius jausmus, tai gali atnešti mums laimę. Tai gali atnešti mums galimybę išeiti iš sudėtingų situacijų, iš sudėtingų santykių. Nes labai dažnai mes susibūname tam tikroj situacijoj, tam tikrose aplinkybėse. Vien todėl, kad mes nesugebam pajausti tai, kas siunčia mūsų kūnas, tai, kas siunčia mūsų vidus. Mes nesugebam suprasti, kokį jausmą mums sukelia buvimas vienoj ar kitoj situacijoj. Todėl sėkmingi žmonės, jie turi išvystytą šį gebėjimą, jie geba save pajausti. Ir pajautę save priimti tam tikrus sprendimus. Nes tie vidiniai drugeliai, jie dažniausiai niekada mūsų neapgauna. Jie visada mums neša tą žinią, kurią mums reikia perskaityti, kurią mums reikia įminti ir priimti tam tikrus sprendimus. Kaip mes juos galime išgirsti, kaip mes galime išgirsti šitos subtilius jausmus. Lygiai kaip ir drugelius. Jie neskamba ir nesigirdi ten, kur yra triukšmo. Mes turime kažkiek pasinerti į tylą.
Ar tai būtų pasivaikščiojimas gamtoje, kitiems tai galbūt yra meditacija, kitiems tai galbūt yra grybavimas miške, darbas sode. Tinka bet kas. Svarbu, kad jūsų vidus tuo metu turėtų galimybę kalbėti, o jūs turėtumėt galimybę išgirsti tai, ką kalba jūsų drugeliai. O jeigu išgirstate, užsirašykite, tai turėkite sąsiuvinį, užrašų sąsiuvinį savo minčių arba tiesiog baltą popieriaus lapą. Rašykite. Jūs pamatysite, kaip jūsų ranka pradeda dėstyti tam tikras raides, tam tikrus žodžius, ir tai bus jūsų vidaus siunčiama žinia. Tai laiškas, kurį jūs turite perskaityti. Girdėkite savo drugelius. Jie parodys jums kelią.